Ok, tai labas rytas. Atsikėlėm ir dabar pabiškai eisim valgyti pusryčių. Ok, tai čia va mano pusryčiai, čia dar sultis, čia mano sesės pusryčiai. Tai jo grįžom iš pusryčių, o dabar eisim tiesiog pasivažinėti, mes turim paspirtukus. Dviese su mano sesė. Tai jo, dabar varysim pasivažinėti. Tai jo, grįžom į kambarį, o dabar varysim prie jūros, nes nėra vėjo ir šilta. Ok, mes esam prie jūros. Еще одна кило. Ok, žmonės, tai mes jau ką tik grįžom iš pajūros, aš ką tik po dušo, kaip matot. O dabar koks mūsų planas? Tai mūsų planas yra dabar galbūt nuvažiuoti į parduotuvę, tada aišku kaip vakar nuvaryti krepšio aikštelę. Tai jo, pasikeitė mūsų biškį planai. Mes atvarėm į Maksimą, bet pasibėjom, kad čia yra kur pavalgyti. Tai atvarėm, dabar užsisakysim maistą, pavalgysim, tada nuvarysim į Maksimą, tada grįšim į viešbutį ir varysim į šitą mūsų į kašio aikštelę pažaist kašį. Tai jo. Pažiūrėkit kaip lyja. Aišku, pro kamerą nelabai matos. Mano maisto aš jau vieną gabalėlį suvalgiau su tokiu vaizdu. Tai jo, žodžiu, ką tik grįžom iš parduotuvės, o dabar, aišku, kaip ir atsakiau, varysim pažaisti kašį. Tai jo, grįžom į sporto salės, o dabar, ką aš žinau, dabar jau yra apie 9 valandas, tai ką aš dabar sumontuosiu
video ir vaisime vat. Tai jau baigiu kelinėt video, o mes susitinkam rytoj. Tai jau labas rytas, aš ką tik atsikėliau ir dabar mes varom valgyti pusryčių. Mano pusryčiai, bet čia aišku dar ne viskas ir ten, kur mano pusryčiai, bet ne visi aišku. Tai jau valgėm ir grįžom, o dabar jau vakar varysim prie jūros, nes šiandien irgi visai geras oras. Tai jau. Jo žodžiu atvarėm čia į barą prie jūros, pavalgyti pietų. Pažiūrėkit, kaip myli. Tai jau grįžom iš po jūros, nes pradėjo žiauriai stipriai lyt. Jo, dabar, manau, pabūsim kambarį, kažką užvalgysim ir vakare, ką žinau, gal nuvarysim iki jūros. Tai jo, žodžiu, mes dabar jau atsibom kambarį ir sugalvojom nuvaryti į tą, kur jau praeitą kartą rodžiau, bet tada biškį lyja į lauko terasą ant stogo. Jo, nes dabar lietus nustojo lyt, kaip ir apsišvietė. Tai va ta lauko terasa. Tai jo, žodžiu, mes pabūsim biškį čia, po to varysim atgal. Žodžiu, dabar biškį pabuvom ant tos stogo terasos ir dabar varom aš vėl kambarį. Jo, dabar jau yra kokios 6-5 vakarą ir mes galvom dar pasivaikščioti, aš aišku pasivažinėsiu ir nuvaryti pavalgyti Basanavičiaus gatvėje kur. Tai jo. Ne, vaikit, nu vieną tai pataikyčiau, bet... Bet tau pasiseks. Tiesiog nesėkmės reikia. Gerai, nu tai dabar bus dėl sportinio intereso. Tai tada reikia. Gal šitą reikėjo mesti.
Tai jo, žodžiu, atvarėm dabar pavalgyt. Pavalgysim ir tada varysim, galbūt prie jūros pažiūrėti, palydėti saulę, o tada jau į kambarį. Nu, nėra pats šalčiausias. Tai jau, žodžiu, grįžom iš pajūros ir dabar eisim jau mėgot. Šis video taip ir pasibaig. Nepamirškit paspausti like, subscribe. Jo, ate.